upeliukas. Nika pasinaudoja tuo. Ir čia jis nebūna toks gilus tai paprastai. Jeigu ne bebrų darbas ir jie padarė užtvanką, vanduo po apačią prasiskverbė, bet čia ir žemių pridėta, priplūkta, pasidarbuota kaip reikalas, o Nikai visas baseinas gavos. Taip, Nikuti, nebenori lipti, ne, jau užtenk, pasigaivinai. Jau galvoju, kad tu šiandien su manim nebeisi. Aha, oi, kokia tu gražuolė dabar esi. Da palaksi. Ar reikia visai įlipt būtinai? Kažkoks paradoksas, kai karšta, tai nelabai maudos, o kai šalta, eilent. Ai, ką gerai. Nu, einam pasižiūrėti, ko gero miške. Ir čia Kurtuvos upelis, palenda po keliu, čia vyrai atvežę blokų ir vinguriuoja va ten toliau. Bebrai toliau ten vėl yra užtvenkę. Tiesiog pasidaro kaip jiem patogiau. Dar miške viena kita avietė kybo gyvenimo pasaldinimui. Pastebėjau prieš tai nužydėjusią tokią poniabudę, nors kvapo nelabai jaučiasi. Ir pavyko dar rasti 3 kiaušinukus, visai nesitikėjau. Bus labai gerai veido atgaivinimui. Man labai patinka poniabudės kaukės ir labai atpalaiduoja tą kaukę patys ir veidas pasidaro švelnus. Jau šitokia nebetinkama yra, o burbuliukai yra tinkami kiaušinukai ir pabandžiau šaldyti, pasižiūrėsiu, ar žalia bus išlikus ar ne. Gal ir žiemą pavyks pasidaryti tokią kaukę. Musmirės džiugina akį savo raudonom kepurėlėm ir baltais taškeliais. Nu, ką tu, Nikuti, gero, grybų per daug nesimato. Bet va pasivaikščiosim ramiai, ar ne, Nika? Tu pavastinėsi, aš pažiūrinėsiu. Berželiai nulinkę, nulūžę ant kelio. Pralysti reikia. Miškas čia daug jaunas augęs. Praeitą kartą radau, šį kartą nematau baravykų. Nu, gal ir nedygsta jau. Pažiūrėsim, gal dar kažką pavyks rasti.